darbo apskaitos žiniaraštį. Šį žiniaraštį rasime pagrindinėme puslapyje nuo paieškos langelio, antras simbolis smėlio laikrodukas. Spaudžiame, norėdami pradėti registruoti darbuotojų darbo pradžią ir pabaigą, spaudžiame pliusiuką, susirandame darbuotoją atvykusį į darbą, pasirenkame pradžios laiko, kompiuteris nustato automatiškai pagal dabartinį laiką ir spaudžiame išsaugoti. Kai darbuotojas baigia savo darbą, galime į pabaigos langelį įvesti laiką, kada darbuotojas baigia savo darbą. Ir spaudžiame išsaugoti. Sekantį darbuotoją suvesti lygiai taip pat galime, pasirenkame darbuotoją, darbo pradžios laikas ir spaudžiame išsaugoti. Šalia matote valandinius tarifus T1, T2, T3. Jie yra priskirti tam, kad kiekvienas darbuotojas gauna skirtingą tarifą. Tarifus mes galime nustatyti prie admin, vartotojų administravimas, užėję ant darbuotojo, prie valandinio tarifo. Ir pasižiūrėkime, kaipgi tai matosi ataskaitoje. Šią ataskaitą galime matyti paspaudę gydytojai ir darbo laiko žiniaraštis. Kaip jisai atsispindi. Taip, čia mes matysime išdirbtas valandas ir visą darbuotojų ataskaitos lentelę.